Sveiki, esu archeologas Darius Kiniulis. 2017 metai buvo paskelbti Piliakalnių metais, todėl nebereikalo aš stoju prie Ivangėnų Karšuvos Piliakalnių, esančių visai netoli visiems gerai žinomo Kryžkalnio ir nedidelio jaukaus miesto Skaudvilės. Jau keletą šimtmečių istorikai bando atrasti legendinių Pilėnų vietą ir viena iš versijų teigia, kad Pilėnai galėjo būti čia, kur stoviu aš. Būtent šiai hipotezei patvirtinti 2016 metais buvo atlikti archeologiniai tyrimai, kurių metu rastos dvi senovės gyvenvietės. Stoviu ant dviejų piliakalnių, sudarančių bendrą archeologinį kompleksą ir vadinamų dvigubų Ivangėnų Karšuvos vardu. Praeityje ant šių kalnų stovėjo medinės pilaitės, mediniai įtvirtinimai, suvaidinę svarbų vaidmenį karuose su kryžiuočiais. Tauragės kraštas nuo seno garsėja savo jūros upės gynybinė sistema, kadaise prieš daugelį šimtmečių padėjusi apsiginti jaunai Lietuvos valstybei nuo kryžiuočių antplūdžių. Kryžiuočiai, gan greit užkariavę prūsų, skalvių, nadruvių žemes, susidūrė su nemenkais sunkumais pasiekę Žemaitijos teritoriją, kadangi tik čia buvo įkurtos Nemuno ir jūros upių gynybinės sistemos, gan stipriai sulėtinusios kryžiuočių skverbimąsi gilyn į Baltų žemes ir leidusios jaunai Lietuvos valstybei pakankamai sutvirtėti, kad atsilaikytų prieš kryžiuočius, o galiausiai juos ir nugalėtų. Gynybinė sistema susidėjo iš piliakalnių, stovinčių kas 5-8 kilometrai. Manoma, kad pilies gynėjų įgulos ištikus nelaimiai viena su kita susisiekdavo uždegdamos signalinius laužus ir trimituodamos ragais. Batakių piliakalnis, prie kurio dabar mes ir stovime, yra dar viena šios sistemos dalis. Jis stovi maždaug kaip tik už 8 km nuo Ivangėnų Karšuvos piliakalnio. Piliakalnis suvaidino labai svarbų vaidmenį, kad mes vis dar esame lietuviai, o ne vokiečiai, išsaugoję savo kalbą, savo papročius ir kad mūsų neištiko liūdnas prūsų tautos likimas, kuri tiesiog išnyko istorijos tėkmėje. Ant Batakių piliakalnio stovėjusi Aukaimio pilis daug kartų užrašinėta kryžiuočių kelių aprašymuose, kronininkų užrašuose apie mūšius, daug kartų deginta, išduota, griauta, ji vis būdavo atstatoma ir tik 1329 metais pats Čekijos karalius Jonas Liuksemburgietis, vadovaudamas Jungtiniai kryžiuočių ordino ir Čekijos kariuomeniai, galutinai sudegino Aukaimį. Po šio mūšio pilis daugiau nebeatstatyta. Ir vien faktas, kad pats Čekijos karalius čia lankėsi, o dar po kelių dešimtmečių ir Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas, rodo, kokia Aukaimio pilis buvo svarbi Lietuvos gynybai. Nereikia manyti, kad ant piliakalnio nuolat gyveno valdovas ar kad nuolat gyveno žmonės, pilis buvo skirta tik gynybai. Pasklidus žiniai, kad artėja priešo kariuomenė, apylinkių gyventojai sulėkdavo ant piliakalnio, kuris būdavo apjuostas net keliomis eilėmis aukštos rąstinės tvoros ir pasiruošdavo gynybai. Palei pilies kraštus būdavo pastatyti ūkiniai pastatai, kuriuose laikytos maisto atsargos, kadangi pilies šturmas galėjo trukti net kelias savaitės. Piliakalnio pakraštyje esanti pakiluma liudija čia buvus apžvalgos bokštą, iš kurio iš tolo buvo galima matyti artėjančią priešo kariuomenę. Piliakalnius visais laikais stengtasi statyti upių, upelių santakose, prie pelkynų, kad kuo sunkiau būtų pasiekti pilies tvirtovę. Esame ant Pagramančio piliakalnio, labiausiai lankomo Tauragės rajone. Ant jo kiekvienais metais švenčiamos rasos, o rugsėjo 22 ir Baltų vienybės diena, kurios metu deginamas šiaudinis ožys, šoka vaidilutės, dainuojamas lietuvių liaudies dainos, pasitinkama saulė, tai prisimenant senąjį lietuvių tikėjimą, pagonybę. 2012 metais ant Pagramančio piliakalnio vykdyti nedidelės apimties archeologiniai tyrimai, tačiau jų metu rasta 2 amžiaus Romos moneta, kuri liudija, jog vakarų baltai prekiavo su Romos imperija.
jiem veždavo gintarą, o patys parsiveždavo bronzos, geležies, žaliavos, iš kurios baltų juvelyrai gamindavo gražiausius papuošalus. Taip pat žaliava buvo naudojama ginklams ir darbo įrankiams gaminti.